Sveiki, draugai. Mes vėl garaže, bet tuoj būsime lauke, nes turime žiauriai gerą orą ir žiauriai gerą chuligankę vyšnių. Mes ją tuoj įsivarysime. Ačiū, kad žiūrite, nepamirškite mūsų, komentuokite, rašykite, klauskite, kas neaišku, ko trūksta, ką daugiau parodyti gal norite. Žodžiu, pirmin. Nu ką, keisime vamzdukus. Žiūrėkite, kur geriausia parengti yra chuligankė, va. Iškart parodau. Į šitą vietą, į šitą balkį atramėlę įstačiau čia jį prieš akės. Šitas kampas, vadinamas jacking point, yra ne kėlimo vieta, ne kėlimų. Čia nebandykit net kišdam krato. Šiaip teoriškai yra originali vieta, yra šita va. Bet aš šiandien nenoriu kaišiu ant krato, viskas nudažyta, kad nesubraižyt. Žodžiu, geriausia kišt kuo giliau ir ramu. O čia tiesiog į šakę gale. Į šakę parėmiau ir viskas. Ką, eisim dėt vamzdukų naujų. Jeigu kalbant apie medžiagas, mes turime nusipirkę 4 žvakes. Čia, nežinau, čia tų gamintojų NGK gan geras gamintojas turbūt. Būna visokių ten kitokių, bet bus geras, manau. Mūsų movukė. Čia dabar stabdžių langeliais, neatsimenu, kuriam čia modeliu aš pirkau. Šitam gal, lyg ir galvojau keist.
Čia yra visas setas. Kiek čia jų priklauso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tai bus 2 priekyje ir 2 gale prie suportų ir 2 kažkur prie reduktoriaus. Tai turbūt šito bus 1.8. Turim keisim tepalą, tepalo filtras. Irgi, čia gamintojas neaiškus, rašo, kad BMW, tai turbūt. Toliau turime nusipirkę, net keista, kad buvo pirkti kuro sistemos vamzdukus, išlankstyti. Jie pirkti, aišku, iš BMW, jie išlankstyti pagal vietą, kaip ir priklauso originaliai BMW šitą mūsų. Šiaip ten yra 3 vamzdukai, radau tik 2 vamzdukus, bet trečias yra iš bako, aš dar pasidomėsiu, kam jis reikalingas, kokią pūslę eina prie variklio. Tai va, tokios mūsų medžiagos, taip pat iš bėdos nusipirkau matuojamo metrais yra šito vamzdžio. Aišku, čia ranka lankstant, tai čia atrodys kaip ranka lankstant. O originaliai išlenktas yra originaliai išlenktas. Tai va, tokio reikalai, einame dirbti. Ką, lupam žvaklaidžius. Raktas yra, kiek čia raktas? 16. Pagal mano naują žvakę, čia turbūt ir bus tas pats. Žvakėm būna specialus, ten aš naudoju iš komplekto, ant jo yra tokia guma įdėta į vidų, kad žvakė neišpultų, neiškristų kažkur, kad eitų ją ištraukt. Tas pats, ta pati. Įdomi čia. Taip pat šlapia. Dėdam naują. Irgi tas pats viskas. Nežinau. Keičiam. Senos žvakės. Kaip matot, visos suprakaitavę. Apdegę, aišku, normalu gal. Bet ir paprakaitavę. Bandom kurt. Dėdam akumuliatoriaus, sklemukę ir važiuojam. Einam kurt автомату. Dirba vis tiek kažkaip negražiai. Kažkas yra. Kaip sakė.
Kaip purtosi. Matysim. Gal prasidirbs. Nu, einam pažiūrėti, kaip čia atrodo viskas. Atrodo viskas čia gan baisokai gal. Vamzdukai yra labai baisios būklės. Viskas supuvę. Baisu. Viskas yra ant garbės žodžio. Realiai. Visi vamzdukai yra ant garbės žodžio. Ką reikia atsukt ir bandyt nuimt. Reikia atsukt ir nuimt. Ai, na savo. Ir aišku, kai suksiu, nebus varžtas. Ai, turu Boże. Ciuszka. Ай-яй-яй-яй. Ai, pessoal. Labai mano mėgstamas įrankis šitas yra. O matai, vis tiek čia jau neatsisuks jie. Niekada gyvenime. Na, mintis tokia. Vis dėlto neatsukau. Nu, žodžiu, vis tiek nuluš. Tai paėmęs pasukau į šoną tą skardukę ir tiesiog pasitraukė šitie visi vamzdžiai. Taip pat turime alsuoklis, kas čia toksai į siurbimą nueina iš kuro bako. Tai iš jo tai čia nelikę net, žodžiu, nieko nelikę, nežinau, ką čia reikia su juo daryti. Turbūt pats lankstysiu aš jį. Reikia visiems tik tai tvarkingai, kad formos liktų. Judam toliau. Kai čia benzino bus, kažkiek bus gal. Aha. Yra. Gal pjaunu. Įdomu, kiek čia jau išbėgs.
daug gal. Jau gal tą žarną čia. Tai man čia nebėga kuras. Nebėga. Tai čia duodamas ar grįžtamas. Sena kaip... Ką čia bėgs, kaip... Tu gal išbėgu. Išvalysim. Kas toliau? Kas toliau? Tą pasuku. Ten atsikabinė. Vamzdukų negaila senų. Čia yra stabdžių dar šlankutį. Va. Taip, atkabinu gal po vieną ir visas iš karto. Čia kas darbai. Stabdžių žarna įdėta. Na va. Tu matai. Čia kas? Ne, čia visai kitoks. Va. Užskaitysiu šitą. Išėmė vamzduką. Jis toks man įtartinas, va. Čia tokia vieta silpna labai. Tai nusprendžiau pakeisti visą. Šį kitur gal ir nieko, bet šita vieta yra prasta. Kaip surūdėjus. Kad nereiktų ten man vargti apačioj, tai čia pajungsiu va. Atjungiau šitą. Aš nežinau net ar čia padavimas ar grįžtamas, bet čia atjungiu, dėsiu naują žarną. Žodžiu, ir bus paprasčiau man dirbti. Ten tiesiog taip ir prisuksiu ir viskas. Dabar svarbu atsirinkau, kuri čia kur. Judam tolyn. Lempa neužtekt gali dviem. Dar esu nupirkęs žarnoką. Jisai apačioje dėsis, pirko originalų, nes
tokių posūkių šlangų nėra, tiesiog pirkt. Čia net BMW ženklai likę, visi kodai, kaip sakant, nauja. Kainavo jinai, bet man jos reikia. Reikia susitvarkyti kuro sistemą, kad nebūtų reikalų ateityje. Tai va, dedam žarnas, toliau. Sekanti žarna. Sekantis vamzdis visiškai supuvęs. Visiškai. Jis net buvo nulūžęs, bet čia tas alsoktis tipo kažko skaitosi. Šiaip jau gal nebūtina, bet ir reikės man įsilankstyti, manau. Turiu vamzdžių tokio. Reiks padirbėti, žodžiu, su tuo vamzdžiu. Judam toliau. Žarnukais pajungtos. Žodžiu, čia pajungta, ten prie bako pajungta. Liko tik įsilankstyti šitą vamzduką. Nu tai čia jis toks kaip ir būtų reikalingas arba nereikalingas, bet laiko bus, aš jį pasidarysiu. Tai va, toliau bandysim dar sužaisti kažką su vyšniaus. Nelabai tolygiai variklis dirba. Žvakės pakeitėm, bet vis tiek tas pats. Žodžiu, tai bandysim pakeisti dar skrėjiką, pasižiūrėsim skristimą, gal apsinešė kažkas. Šiaip jisai 5 metai yra stovėjęs, tai čia gali būti visko. Toliau darbai prie jo. Pečiukas kažkiek leidžiant į fryzą. Bandysim įsiaiškinti pro kur. Nu, realiai pro kur beveik aišku, bet reiks tą vietą sutvarkyti kažkaip. Kaip ir kur vamzdukas įsikiša į pečių, toj vietoj gal tam kokia gumytė dedasi kažkas. Jie keisime. Tai va, judam toliau.